Kas čia vyksta, kas čia darosi, ko tu fotografuoji? Labą dieną, esu Vytautas Kalpokas. Šiandieną filmuosime žinias apie įvykį prie departamento sprogo automobilis. Prisistatykit, kas jūs toks būsit. Sveiki, esu Vadimas Arkipovas, vyriausiasis komisaras. Super. Tai pradėkime su klausimais. Sprogo automobilis prie pat komisariato durų. Ar tai buvo bandymas pasiųsti jums žinutę? Ką reiškia toks išpuolis? Nu jo, iš karto turiu tokį įtarimą, kad tai gali būti mums įspėjimas ar kažkas tokio panašaus. Pats nesupratau, išbėgęs, pamačiau asmenis su automatais ir iš karto nesupratau, kaip elgtis tokiai situacijai, tai laimiai Makarovas buvo pas mane ginklai. Tai bent kažkiek galėjau apsiginti. Aha. Tai tęsiant toliau. Ginkluotas automatų vyras miesto centre prie pat komisariato. Ar tai jau galima vadinti teroro aktu? Taip. Pilnai. Pasiekėsina jau į mūsų visų gyvybės, tikrai buvo aplinkinių čia. Galėjo sužaloti ne tik pareigūnas, net ir civilius nekaltus. Tai jūs kaip vyriausiasis komisaras buvote įvykio vietoje, taip? Taip. Ar nebijojate stoti su pistoletu prieš automatą? Tai kaip čia viskas vyko, tai aš net nesupratau, girdėjau, supratau, kad kažkokie čia garsai yra iš slopintuvo. Iš pradžių nesuvokiau, ėjau patikrint, girdėjau kažkokius tikrai nesuprantamus garsus, išlindau, žiūriu mašina dega, išlindau į kiemą, matau su automatu šaudo į stiklus į durelės ir nesupratau kaip reaguoti, iš karto bandžiau gintis ir jie sėdo į mašinas ir pabėgo. Komisariatas tai saugumo simbolis, taip? Taip. Kaip paaiškintumėte, kad išpuolis įvyko prie pačių jūsų durų? Nu nežinau, tai čia viskas buvo suplanuota ir galimai spėju, kad tai kerštas arba įspėjimas mums. Nes tikrai yra daug ir grupuočių stiprių, su kuriuom turim kovoti. Grįžkime prie skaudžios temos. Korumpuoto vyresniojo komisaro byla. Kodėl jis vėl matomas jūsų gretose po tokios viešos ir skandalingos bylos? Nu tai vat, žmonės norėjo praturtėti. Tai va taip gaunasi, vat ir buvo nubausti pareigūnai. Viskas buvo padaryta ir viskas, kaip sakant, viskas grįžo į savo gretas ir vėl viskas ramu. Viešumoje sklinda kalbos apie senus draugystės ir neoficialius susitarimus. Ar tai nėra pareigūnų sistemos gėda? Nu, kad nelabai žinokit, tai viskas daroma pagal įstatymus, pagal taisyklės ir jeigu draugas, tai nedraugas, žinokit, viskas buvo padaryta pagal įstatymus ir pagal taisyklės. Nubausti teisėtai, viskas kaip ir parašyta. Po tokio išpuolio ir korupcijos šešėlių, ar vis dar tikite, kad kontroliuojate padėtį mieste? Nu taip, kontroliuoju, tai manau, yra kontroliuojama ir, kaip sakant, tų problemų visada bus ir nieko nepabėgs tos problemos, viskas gali iš naujo išdygti ir vėl tos problemos, kaip sakant, problema po problemos, man. Bet manau, kad viskas kontroliuojama ir manau, viskas yra daroma, nepalieku. Gerai, jeigu tai būtų perspėjimas, kam jis skirtas? Jums, visai sistemai ar kažkam konkrečiam? Dėl šito va išpuolio, ne? Jo. Nu, manau, kad skirtas valdžiai. Manau, ne tik man, manau. Visai valdžiai. Nu, manau, kad taip, net gal ir visam komisariatui, aš taip manau. Supratau. Ačiū labai, kad žiūrėjote šiandienos žinias. Su jumis buvau aš, Vytautas Kalpokas ir Vadimas Arkipovas. Kas čia kurva? Nu, Vadimai pasiruošęs. Vadimas biškai pertrauką pasiėmė, apgalvoja, parelaksuoja, čakras atstato.
Tas pareigūnas, kur su MP5, va ką tik lakstė, toks grybas atrodo.